Per gyvenimą savo mes daug turime švenčių ir daug kartų švenčiame. O ar mokame švęsti, ar švenčiame kultūringai, gražiai ir ar nepiktiname savo šventėmis kaimynų? Apie tai mes Raseiniškių ir paklausime, ar jie moka švęsti šventes. Ką žinau, manęs tai ne. Nepiktina. O pastebite, kai Joninės būna, ar žmonės kultūringai švenčia? Ne. Ne? Ne. Tai ką pirmiausia daro švęsdami? Kaip ir visi. Tai koks tas šventėms. Prie butelio pirmiausia sėdė, paskui tik švęsti linksmintis, tas pats jaunims. Santykius pasiaiškinti gerai? Taip, būdo visko. Aš tai kaime buvau, ne Raseiniuose čia, tai matės irgi tenai tas šventėms. Jaunas šeimas ir viską, bet tai visi iš kampų lentkai tarakonai. Butelys draugas. Nu taip. Taip. Nežinau, kaip Raseiniuose vyko, tik tai sakau kaime, bet kaimuose tai juokingiausiai būna. Jau kaip padrasėję šventė, tai... Nu taip. Man tai smagu pasižiūrėti juos. Turbūt nemokame švęsti. Ne, aišku ne. Yra, kur kaimuose Joninės vyksta, tai tikrai labai gražiai, taip kaip sakydavau, kaimiškai, senoviškai. O kitas, kaip pasižiūri, tai nuo kaimo gal priklauso nuo organizatorių, nuo vadovų, nuo vis tiek. Bet jie mok linksmintis vis tiek savo. Paveiksluojam. Nenorite apie šventes, apie senovę. Galim paklausti. Neturite laiko. Man atrodo, kad švenčia kultūringai, bent jau kiek aš mačiau. Joninės ar šventė? O Joninės, nu pavyzdžiui, kur mes šventėm Gėluvoje, bet šiemet tai būtent konkrečiai labai mačiau tikrai kultūringai visi. Da kažkaip pernai mačiau tai policijos mašinų šiemet. Nu šiemet bent jau tikrai mačiau kultūringai buvo. Jūs nematėte? Nu, jų kaip visada būna. Kaip visada, jų visada būna visur. Bet Raseiniai tai tikrai nemanau, kad kažkuo įsiskirtų iš kitų, ko nors, kas nors, kad blogai būtų ar kaip. Na, manau, jeigu kaimynai triukšmauja tau už durų, už sienos, turbūt ne kiekvienas būtų nepatenkintas. Todėl turėtume kažkaip pamastyti ir apie tai, prisiminti ir apie kaimynus, kai, tarkim, man nemalonu, kai garsiai jaunimas klausosi muzikos arba dainuoja. Ar esate susidūrusi pati, kad tiesiog kartais ir papiktina kitų šventimas, neduoda ramybės? Aš gyvenu nebute, tai man tai neturi tokios problemos, bet suprantu tuos, kurie gyvena, tarkim ypač bute gyvenant ir turint kaimynus iš visų pusių ir kažkas garsiai švenčia. Ir ilgai garsiai švenčia, tarkim taip. O viešieji renginiai, kaip jums atrodo, ar kultūringi mes esame švęsdami? Manau, pakankamai kultūringi. Kodėl bėgate? Mes apie šventes klausinėjame, ar švęsti mokate? Nu, čia butelis nieko. Bet nelabai. Nelabai kažkaip tai nėra tokių, kaip anksčiau tokios tradicijos, ką būdavo. Reikia nuvažiuoti pasimokyti in Brutius kalno. O ten, sakote, gražiai švenčia? Gražiai. O kokios tos tradicijos senusios turi būti? Nu, panašiai. Nu, aišku, kad ne. Ne, žiūrint, kaip švenčiam. O kultūringai švenčiame? Nu, be abejo. Ir pastebite visi kultūringai? Nu, ne visi. Kaip kam, kaip kur. O viešuosiuose vietose, kai būna renginiai, Joninės buvo, kaip jums atrodo, ar žmonės moka? Nes tai labai blankės buvo šiemet pas mūsų. Labai. Ir nemokėjo švęsti žmonės? Kad nebuvo, kad purviniai padarė šventę, tai ką jau ten? Tu nešventė? Nu, tai kokia ten šventė? Jeigu yra mokyklos parks, tai galėjo daryti ten, stadione, o ne čia kažkur purvinį. O kartais gal reikia tiesiog širdyje mokėti švęsti? Nu, be abejo, gal. Ypatingai jaunimas tai nelabai kaip moka švęsti šiais laikais. Suaugę tai nieko, švenčia gerai. Jaunimas tai buvo pas mus Joninės Ariaugaloj. Tai žinokit, keletą net pripjovė. Ir merginą vieną, ir vieną mažametį berniuką. Va, kaip būna su jaunimu šiais laikais.
Šventis ką padarė? Taip. Tu kas kaltas, kaip jums atrodo čia? Tai ką, žinau, gal alkoholis? Taip, o kas daugiau? O per šventės pastebite, kad žmonės ar moka be alkoholių švęsti? Turbūt ne. Šiais laikais ne. Reikalingas. Reikalingas. Nemoka. Švenčiame, taip jau prastai iš senatvės, iš senelių, iš tėvų švenčiame ir šiokias, ir tokias, kokias tik papuola. Viešose vietose, ar nepiktiname kitų švęsdami? Nu, ne, kodėl? Visai nieko. Turi būti poilsis, turi būti šventė. Bet ar kultūringai mokame švęsti? Nu, visai būna, o ką padarysi. Ir tai būna, nieko nepakeisi kitaip. Nu, bet mes viską primam kaip yra. Mes jau pagyvenę, jau atgyvenę, neturim ką pasakyti. Nu, gerai. Jaunimas, kaip jums atrodo, ar jaunimas gal auga kultūringesnis už mus? Ai, ir tų jaunimų, kaip į senimų, yra įvairių, žinokit. Yra labai kultūringų, yra ir nekultūringų, bet mes neišauklėsim, jie patys turi siauklėti. Gal, kaip kas. Ne visi, bet mokam. Pastebėjote viešose vietose, kaip Joninės buvo, ar kultūringai žmonės švenčia? Šiemet nežinau, net... Anksčiau. Tai visko būdavo. Visko būdavo. Kas trukdo nekultūringai švęsti? Kas trukdo? Tarybinių laikų palikimas. Alkoholis? Kažkiek taip. Nu, man atrodo, kad mokame, vis tiek mylime Lietuvą ir žiūrime, kad švęsti turiningai ir nežinau. Ne. Ne? Ne. Na ir pavyzdį pasakykite, kaip mes švenčiame. Per daug alkoholio žmonės vartoja. Mano manimu. Gal kitiem tai norma, nežinau. Na ir kaip matote viešose vietose, kaip Joninės švenčia, kaip jums atrodo? Visur per daug alkoholio. Ypač jaunimas labai daug vartoja. O šiaip, ką žinau, linksmyti lietuviai nėra tokie surūgę, kaip kad kalba. Kada daugiabučiuose, kurie kaip švenčia, kaip jums atrodo, ar kartais atkreipia dėmesį, kad už sienus kaimynai ir rėkauti mažiau reikia? Ačiū Dievui, gyvenu nuosavam name. Bet teko gyventi blokiniam name, tai iš tikrųjų girdisi per kelis aukštus, jeigu žmonės jau švenčia. Jau švenčia visas namas? Jo, švenčia visas namas. Nemigo naktį. Kur čia mūsų kultūra? Išvažiavom? Turbūt, emigravo. Reiškia, jūs sakot, vien tik alkoholis kaltas. Ar gal mūsų iš vis kažkaip tarybinių laikų palikimas, kaip jūs sako? Ne tai gal, kad tarybinių laikų jau tas jaunimas dabar nematęs tų tarybinių laikų, dabartinis jau tas jaunimas, mano manimu, bet tėvo auklėjimas gal kaltas. Tėvai atsinešė iš tarybinių laikų. Nu, viskas priklauso nuo tėvo auklėjimo, aš taip manau. Yep.